važiuoju dviračiu, bandysiu pafilmuoti gražus vaizdus, nes dabar nusileidinėjau per perėją, vakar pakilau, dabar nusileidinėjau, esu Irake ir pažiūrėsiu, pafilmuosiu nuo dviračio. Pažiūrėsiu, kaip man seksis, ar labai čia judės, ar labai praties, aišku, keliai nėra lygus. Ir nežinau, kaip aš nusigausiu čia iki Arbilto miesto, šiandien apie 150 km, gal ir ne, gali kažkokį kitą, reikėtų internetu ir pasižiūrėti, aišku, ar priima vizą korteles. Nors man čia sakė, kad priima, bet žinote, jų tos kalbos tai yra beveik kaip ir nieko, geriau nieko nesakytų, nei kad kalba. Kol kas tiek, važiuoju. Važiuok ant vėlų. Ach, Jėzus Marija. Sups. Važiuoju. O! Va. Vėl važiuoja šitas kuterus ir rašysiu bevažiuodamas ir visus. Rašysiu bevažiuodamas, tai yra visus savo keiksmažodžius. Nes čia važiuojant vieni kaip ant kuliamosios, labai išdaužyti keliai, ar pakankamai išdaužyti ir nieko tu greitai išvažiuoti negali, nes taip pat viskas išlakstys arba kamera nulakstys šiaip taip. Ir be abejo, tas vaizdas nebus labai lygus. Va, iš paskos kažkoks vilkikas matomai griūdamas slinka paskui mane, nežinau, kažkur pasitraukti, kuris mane įvažiavo į gerą vietą. Nu, važiuoja. Mano šitą trasą matosi, kurio važiuoju, dabar krentu žemyną ir vaizdai čia tie visi, aišku, aplinkui didžiuliai kalnai, čia pat. Nors dabar nėra kažkokia, čia sekmadienis, bet aišku, čia darbo diena, krovinių nuvažiuoja nemažai. Arba važiavo nemažai, dabar kaip ir truputį nutrūko. Pritau į šešėlį dabar, kalno šešėlį, šalia kairiai pusėje reiškia aukštas kalnas, o čia eina didžiulis šlaitas, labai gilus šlaitas. Koksai 100 metrų, tenai supeliukštas kažkoks burgena. Vienu žodžiu, toliau didžiuliai kalnai, Kanarų tokias. Pasukime taip, dangaus beveik nematyti, nes dabar einu tarsi slėnyje, tai nieko dangaus nematyti praktiškai, vien tik tai kalnai arba smaginti negaliu, nes labai jau
šokinėja. Labai nelygus kelias ir šokinėja. Labai kamera labai šokinėja, dreba nepaprastai. Nėra labai to tokio prifiksavimo, beprotiškai tvirto čia. Čia ant to dviračio nelabai turiu ką tai prifiksuoti. Dabar smarkiau 305 einu greičiu. Negalim įsismaginti, o mašina palindo po nosimi viskas. Latvija labai, o šunų gaužas vaikšto, du tiksliau, kažkokie sprogienos eina trasoje. Jie taip ir valkėjasi, čia dauginasi, čia šunys gaujom, jie šinas trinasi. O, vėl į slėnį įkrentu, labai gražiai nušviestas, saulutės nušviestas, šitai užtraukas, šunės kaip ir dengia. Ne, dengia saulutę. Aš šiaip jau greitai, jau pusė 12 yra. Šiaip nepaprastai, kiek įsirašys nepaprastai, aišku, gražu nepaprastai smagu važiuoti, be abejonės, kai gali leistis žemyn. Jeigu reikėtų, tai nebūtų taip jau beprotiškai ir smagu. Po mane traktoriukų kažkokių gabena, traktoriukas žmogus. Dabar gal uždainuoti kokias lietuviškas dainas galima. Tai kurdiškų dainų nemoku, persiškų irgi nemoku. Reikėtų dainuoti lietuviškas arba rusiškas dainas. Labai posūkėse labai išakėtas ta trasa labai. O, čia auška padangos. Labai labai laksto posūkėse. Neina gerai pravažiuoti. Labai posūkiai nepaprastai staigus dabar. Krentame stipriai po kūjų. Nes nieko neatsitiks su padangom, nes tam posūkiai labai išklysta. Dabar nuolat leidžiuosi, praktiškai nuo perėjos, dabar nuolat leidžiuosi žemyn. Žemyn leidžiuosi. O keliukas sau gurga kaip gražiai žemai. Vien leidžiuosi, pažiūrėsiu, kiek 8 kilometrų būsiu nusileidęs, kai jau pasieksime kaip ir dugną. Dabar perėjos tarsi dugną einame, labai aukšti kalnai